Sveiki, su jumis Gertrūda ir šiandien atliksime 15 minučių apšilimą skirtą prieš treniruotę lauke ar sporto salėje. Darysime apšilimą ant kilimėlio ir stovimoje padėtyje. Pirmas pratimas – galvos sukimas per kaklą. Stengiuosi judinti galvą tik tai per kaklą, kad nejudėtų pečiai ar visas kūnas. Pečių nepakeliu prie ausų ir apsukus didžiulius ratus į vieną pusę, suku kitą kryptim. Prasukus ratus su galva per kaklą, atpalaiduojame rankas ir aktyviname pečių juostą, sukame didžiulius ratus viena bei kita kryptim su visa pečių juosta. Toliau įtraukiame visus pečius ir sukame plačius mostus su ištiestomis rankomis viena kryptimi ir vėliau kryptį pakeisime. Lygiai taip pat stengiamės, kad visas kūnas nejudėtų, juda rankos tik per pečių sąnarius, pilvas, sėdmenys lengvai įtempti, kojos lieka klubų ploti. Su sekančiu judesiu alkūnės paliekame pečių aukštyje ir vieną ranką sukame per alkūnę vieną kryptim, kitą ranką kitą. Jeigu jums nesigauna sukti priešingom kryptim ir pavyksta sukti tą pačią kryptim, nieko nekeiskite ir sukite tą pačią, tik vėliau sukeiskime sukimo kryptį. Vėliau atpalaidavus alkūnės, jas nuleidžiame prie šonų ir sukame rankas tik per riešo sąnarį, judinu abi plaštakas vienu metu tą pačią kryptimi. Vėlgi, vėliau sukeisime sukimo kryptį ir jeigu norisi šiek tiek sudėtingumo, tai pačia galite sukti plaštaką vieną į vieną pusę, kitą į kitą. Tik lygiai taip pat stengiuosi, kad visas kūnas nejudėtų ir mano rankos juda tik per riešo sąnarį. Su kitu judesiu atliekame didžiulius ratus su viršutinė kūno dalim, rankas fiksuojame ant juosmens, stengiamės klubų ir kojų nesukti ir sukam savo pečius, šonkaulius, juosmenį ir galvą viena kryptim ir paskui pakeisime sukimo kryptį. Judesio metu sėdmenys ir pilvo raumenys gali būti lengvai įtempti, suteiks stabilumo, kad papildomai dubuo nejudėtų. Ir liemens ir sėdmenų neatpalaiduojam, kai keičiame sukimo kryptį. Vėliau bus praktiškai identiškas judesys, tik tai judesį atliksime su klubais, šį kartą stovime tiesiai ir dabar jau stengiamės daryti kuo platesnį judesį su klubais. Viena kryptim ir tada kita. Šiuo atveju gali drąsiai judėti visas dubuo, kojos, netgi juosmuo, o pečiai lieka aukštai, mentės atvestos atgal, galva stabili ir juda apatinė kūno dalis. Su sekančiu pratimu atsistosime ant vienos kojos ir koją judinsime per klubo sąnarį. Stenkimės išlaikyti koją sulenktą stačiu kampu per kelio sąnarį ir sukimo metu dubuo turėtų kiek įmanoma kuo mažiau judėti arba nejudėti iš viso. Viršutinė kūno dalis stabili, mentės suvestos atgal prie stuburo, pilvas lengvai įtemptas, sėdmenys taip pat, kad suteiktų stabilumą. Suksime koją viena kryptim ir paskui sukeisime kryptį, lygiai tas pats sukeisime ir kojų padėtį, suksime koją viena kryptim ir paskui kryptį pakeisime. Su kitu pratimu stovėsime tvirtai ant žemės abiem kojom, kojas galite laikyti klubų plote arba šiek tiek plačiau, rankas fiksuojame ant kelių, nugara tiesi ir atliekam sukamuosius judesius su kelio sąnariais. Viena kryptim ir po to kryptį pakeičiame. Stengiamės judesio metu, kad pėda kuo mažiau kiltų nuo
kilimėlio. Vėliau atliekame kojos sukimą per čiurnos sąnarį. Stovime tiesiai, rankas galime laikyti ant klubų, sukame pėdą ir koją per čiurnos sąnarį viena kryptim, po to kryptį sukeisim ir sukeisime kojų padėtį. Čia svarbu apšildyti gerai čiurną, kadangi apšilimo metu taip pat laukia šuoliukai, todėl turim paruošti čiurną, kad jos nesužeistume. Specialiai pasisukau į šoną, kad mane geriau matytumėt. Šitame pratime atlieku krūtinės stuburo dalies rotaciją su rankų atitraukimu į šalį. Pagrindinis tikslas čia stabilizuoti juosmenį, kad jisai nesisuktų ir atvedu ne tik tai ranką, bet visą petį, kad geriau prasitemptų krūtinė. Pilvas įtemptas, sėdmenis taip pat, apatinė kūno dalis nesisuka, o su viršutinė atlieku didžiulį judesį. Su kitu pratimu kojas pastatau į platesnę padėtį ir darysiu šoninį lengvą pritūpimą su priešingos rankos siekimu vidinės čiurnos dalies. Čia taip pat stengiuosi viršutinę ranką truputėlį daugiau atvesti atgal, kad dar geriau prasitemptų krūtinė. Pritūpiu į vieną šoną, siekiu su priešinga ranka ir tada iš karto keičiu su kita pusė, atlieku pratimą. Su sekančiu pratimu kojų padėtis nepakinta, tik čia taip pat pridėsiu krūtinės stuburo dalies raumenų pratempimą ir pasisukimą. Iš krūtinės stuburo dalies atlieku rotacinį judesį per krūtinės stuburo dalį, lygiai taip pat, kai siekiu priešingos čiurnos su priešinga ranka, padarau lengvą pritūpimą, bet pritūpimo metu abu kulnai išlieka ant kilimėlio. Vėliau kojas sugrąžinu į siaurą padėtį ir atlieku šuoliukus pirmyn atgal, į šoną ir į šoną. Jeigu yra per sudėtingas šokinėti visom 4 kryptim, galite šokinėti tik į šoną arba pirmyn ir atgal. Pilvą laikau šiek tiek įtempus, sėdmenis taip pat, kad man jie suteiktų stabilumo judesio metu ir kad galėčiau stabiliau atlikti visą pratimą. Su kitu pratimu toli nuo šuoliukų nepabėgam ir atliekam šuolius atitraukiant plačiai rankas ir kojas į šalis. Stengiuosi vienu metu rankas ir kojas atitraukti, taip pat lygiai čia stengiuosi, kad mano pilvas ir sėdmenis neatsipalaiduotų, kad man kūnas suteiktų stabilumo ir judesio metu nenugriūčiau atliekant šuolį. Su kitu pratimu atliksiu šuoliukus pirmyn ir atgal, į priekį bandau kelt kiek įmanoma kelius aukštyn ir atgal, kai keliu koją į viršų, stengiuosi su kulnu pasiekti sėdmenį. Lygiai taip pat stengiuosi su viršutinė kūno dalim išsilaikyti kuo stabiliau ir judėti tokiu tempu, kad visą pratimo laiką galėčiau išsportuoti nesustodama. Dabar šuoliukus pakeisime į įtupstus. Kai atlieku įtupstą, statau koją savo už nugaros, viršutinės kojos kelis lieka plius minus virš čiurnos, stengiuosi, kad įtupsto metu priekinės kojos kelis nesuvažiuotų į vidų ir priekinės kojos kulnas visą laiką lieka prigludęs prie kilimėlio. Taip pat įtupsto metu stengiuosi kiek įmanoma nugarą išlaikyti kuo tiesesnę, kad neatsirastų kupra. Po įtupstų sugrįžtu į įprastą stovimo padėtį, sulenkiu vieną ranką už galvos ir kita ranka aktyviai spaudžiu alkūnę žemyn,
kad pajausčiau tempimą trigalviam žasto raumenį. Užlaikau tempimą su viena ranka ir vėliau sukeičiu rankų padėtį. Atpalaidavus rankas, vieną ranką fiksuoju ant juosmens ir pakaitom tempiu savo liemens šonus. Su ištiesta ranka siekiu kiek įmanoma į tolį, kad kuo daugiau išsitemptų visas šonas ir stengiuosi išlaikyti stabilią apatinę kūno dalį, kad dar irgi efektyviau temptųsi šonuose. Sugrįžtame prie rankų tempimo. Tempimo metu visą ranką laikau peties aukštyje ir ištempiu visą plaštaką, kad atsirastų tempimas per dilbį. Dėl ko mums svarbu ištempti dilbį, kadangi nuo sėdėjimo prie kompiuterio jie būna labai įsitempę ir gali kilti riešo sąnario uždegimas. Todėl mums svarbu, kad dilbio raumenys būtų atpalaiduoti. Su kitu pratimu kojas pastatome šiek tiek plačiau ir pratempiame savo kojų lenkiamuosius ir tiesiamuosius raumenis. Pasilenkimo metu į priekį būtent tempiasi nugarinė šlaunies dalis, kuri mums padeda koją ištiesti, o kai pastumiu dubenį į priekį, pakilusi viršų, geriau prasideda klubo lenkiamieji raumenys. Su iškvėpimu lenkiuosi žemyn, su įkvėpimu grįžtu į pradinę padėtį ir pastumiu klubus į priekį. Kitas pratimas daugiausiai skirtas nugariniai šlaunies raumenų daliai. Jeigu rankomis negalite pasiekti grindų, rankas galite laikyti ant savo blauzdų arba netgi ant kelio sąnarių. Judesio metu aktyviai sulenkiu kelius ir kojas ištiesinu, tai padidindama tempimą nugariniai šlaunies daliai ir vėl juos sulenkiu ir šlaunis atpalaiduoju. Ir pastačius kojas plačiau, pasuku pėdas į išorę, kad suteiktų daugiau atramos. Vėlgi taip pat stengiuosi išlaikyti tiesią nugarą ir tempiu savo pritraukiamuosius šlaunies raumenis ir tiesiamuosius šlaunies raumenis. Stengiuosi kuo daugiau judesio daryti per klubo sąnarį ir jeigu jums nepatogi plati kojų padėtis, kojų padėtį galite laikyti truputėlį siauriau arba kiek per kelius būkite sulenkę kojas. Ir nepakeitus kojų padėties, jas paliekame plačiai ir darom šoninį gilų pritūpimą. Čia stengiuosi išlaikyti abiejų kojų kulnus pilnai ant kilimėlio, nugara lieka tiesi ir tūpkite gilin tik tiek, kol jaučiate, kad išlaikot pilnai pėdas atremtas į kilimėlį. Jeigu kulnas pradeda kilti, žemiau netūpkite. Ir pabaigai aktyviai pratempiame blauzdas. Vieną koją pastatome į priekį, šiek tiek palenktą per kelio sąnarį. Kita koja už mūsų nugaros visiškai pilnai per kelio sąnarį ištiesta. Abi pėdos nukreiptos į priekį. Ir čia paspaudžiu kulną žemyn, užlaikau tempimą kelias sekundės ir vėl sugrįžtu į pradinę padėtį. Viską tą patį pakartoju su kita koja ir lygiai taip pat stengiuosi nesusikūprinti, išlaikyti tiesią nugarą viso pratimo metu. Taip pat galite laikyti pilvą irgi lengvai įtempę, kad neatsirastų diskomforto apatiniai nugaros dalyje.
Ačiū Jums, su Jumis buvo Gertrūda.